Labadiena visiems. Galvoju, ta nuolatiniai sekama žinia, kad buvau kažkada vienas, dabar esu kažkas kitas, man vis kelia tam tikrą konfliktą manyje, nes tos praeities jau lieka vis mažiau, jau 8, turbūt kokie 9 metai užima vis tą didesnę gyvenimo dalį, ta naujoji veikla ir tarsi tas šleifas vis besivilkantis ir man pačiam kyla labai daug minčių, o kaip visą tai apjungti. Tai šiandien pabandysiu šiek tiek apie tai ir pakalbėti, kaip apjungti istoriją su praeitimi ir čia šiek tiek reflektuosiu su pirmoju pranešimu, šiek tiek su Tado pranešimu. Ekrane jūs matote žmogų, žinoma, Renesanso laikų veikėją, kuris kartu su Mikelandželu ir Rafaeliu buvo, sakykime, 3 ikonos to laikotarpio, 3 žinomiausi iki šių dienų, vienos žinomiausių asmenybių. Ir vėlgi, Leonardo da Vinčis turbūt yra žinomas kaip be galo įvairiapusė asmenybė. Menininkas, skulptorius, poetas, kritikas, mokytojas, ginklų kūrėjas, statybininkas, architektas, tiltų statytojas. Jis buvo be galo įvairiapusė asmenybė. Jūs matote nuotraukoje 2 jo turbūt ryškiausius meno kūrinius, išlikusius iki šių dienų, tačiau vėlgi, kaip žmogus, jis buvo apsėstas tokios, sakyčiau, manijos sukurti amžinai variklį. Prireikė dar turbūt 200 metų, kol britų fizikai įrodė, kad amžinasis variklis mechanikoje neįmanomas dėl energijos tvermės dėsnio. Aš šiandien pasistengsiu jums įrodyti, kad filantropijai tai yra labai lengvai padaromas dalykas ir kad filantropija šiek tiek yra kitoj dimensijoje, jeigu taip galėčiau pasakyti, negu realusis pasaulis, kur daug daugiau dalykų įmanoma, jeigu, kaip sakė Tadas, tai darysim su protu ir širdim. Tam, kad įeiti į temą, vėlgi turėčiau šiek tiek žingsnį atgal ir pasakyti, nuo ko viskas prasidėjo galbūt. Ir į mūsų šeimos gyvenimą šita tema neatsirado taip, kad čia mes galvojam ir sugalvojam, dabar būkim kažkokie kitokie arba darykim kažką tokio. Visa tai prasidėjo be galo staigiai, be galo mums netikėtai, be galo, sakyčiau, dramatiškai, kai vėlgi vieną naktį, vieną vakarą, teisingiau, bežiūrint panoramą, į pasaulį pasibeldė. Ta, kurios mes laukiam dar už 3 mėnesių. Ir tas pasibeldimas taip supurtė mūsų gyvenimą ganėtinai radikaliai. Įsivaizduokit, kad mes kokius 3 mėnesius gyvenom Santaros klinikose, fiziškai gyvenom, po 3-4 kart per dieną, po 2 valandas ten prabūdavom. Ir tu matai, vėlgi užbėgsiu už akių, viskas dabar su jie gerai, sveika, laiminga, žavi, protinga mergina užaugo, bet kai tu visą tai darai, prasme, kai gyveni tose santorose, tu matai iš vidaus, nepaisant klinikų vardo, įvaizdžio ir viso kito, tu matai, kokiom priemonėm vaikai yra gydomi, kokios technologijos naudojamos, ar jų pakanka, ar nepakanka. Mūsų problema, kai mes augom, buvo inkubatoriai. Nu, atrodo, gimsta tų vaikų tuo metu apie 2000 per metus ir nėra fiziškai vietos, kur jie galėtų augti. Nepaisant to, kad medicina yra pakankamai pažangi ir tarsi galėtų steigti pagalbą. Tai šiuo atveju jūs matote, mes nusprendėm padėkoti daktarams ne gėlėm, ne saldainiais, ne kavos pakeliu. Mes nusprendėm padėkoti, kai jau galėsim padėkoti, kažko tokiu didesniu, kas galėtų padėti ne tik mūsų vaikui, ne tik tokiam kaip mes vaikui ar šeimoms, o kažkaip sistemiškai labiau. Čia vėlgi Tadas tą pusę labai gražiai palėtė, kad ieškokime filantropijai sistematiškumo, kas galėtų vienu žingsniu, vienu veiksmu, vienu to labdarinę iniciatyvą padėti tūkstančiams. Nuotrauką jūs matote labai mandrų pavadinimu hemodinamikos stebėjimo monitorius, tai yra kraujotakos echoskopas, grubiai tariant. Europoje turbūt nerasite ligoninės, kad tokio daikto nebūtų. Lietuvoje neišnešiotams naujagimiams tai nebuvo niekaip taikoma iki 2015 metų. Ir įsivaizduokit vaiką, mūsų dukra gimė kilogramo, 39 centimetrų, ir tos rankytės, kaip mano pirštai turbūt, ir invaziniu būdu mes turim lysti tą kūną, imti kraują, tirti tą kraują, žiūrėti, viskas gerai ir neblogai, toks truputį akmens amžius. Su šituo aparatu mes per 30 sekundžių matom visą kraujotakos sistemą. Veikia širdis, neveikia, vožtuvai dirba, nedirba, kraujagyslės užsikirstos ar neužsikirstos, žodžiu, tu matai čia pat, gali
daryti veiksmus, imtis gydymo, jeigu tu matai, kad kažkas kūdikiai blogai. Ir iki šiol šitas aparatas naudojamas pakankamai aktyviai ligoniniai kritiniams atvejams, ypatingai kritiniams atvejams nustatyti. Ir vėlgi kažkada girdėjau skaičių iš daktarų, turbūt kokiais 18, gal bent kokie 200 iš vaikų yra tiesioginė to žodžio prasme ištraukti. Jeigu nebūtų laiku diagnozuota, tų vaikų gal jau nebebūtų. Tai mūsų toks žingsnis buvo įeiti tą sektorių, tokia ne tai, kad, sakykime, mes čia dabar būsim filantropai, tai yra mūsų padėko ženklas ligoniniai, kuri realiai padovanojo mums vaiką. Kadangi procesas prasisuko labai greit, gruodį susitarėm, sausį jau apsifotkinom, apsidovanojom, čia visi laimingi, tai ir daktaras toks labai išmanus ir sako, gal jūs dar ką nors norit? Tai mes aišku, kad norim, nes labai faina buvo. Tai štai jūs matote motinos pieno analizatorių, kuris yra vėlgi technologiškai ypatinga naujovė tuo metu Lietuvoje. Įsivaizduokit mažą kūdikį, kuriam lašas pieno, tikrąja to žodžio prasme, lašas pieno gali nulemti gyventi ar negyventi. Ypač pirmosiom vaiko gyvenimo savaitėm, tas pienas lašo tiesiogiai veikia smegenų veiklą, smegenų vystymasi. Ir jeigu tu nežinai, ką duodi, o pavyzdžiui, kai mes augom, mes nežinojom, ką mūsų vaikas gauna, nes nei mama pasiruošusi, jos organizmas pasiruošęs, nei vaikas pasiruošęs. Tai tu tiesiog bandai, 2 dienas žiūri, pavyks, nepavyks, gerai, negerai, eina, neina. Tai realiai su šituo aparatu mes vėlgi turim, 20-30 sekundžių visą pieno cheminę sudėtį. Ir šiandien yra turbūt jau, kaip tik prieš šitą konferenciją kalbėjausi su neonatologijos centro vadovu, jis sakė, mes turim dabar lentynas paruoštas su pienu, pagal kaloringumą, maistinės medžiagas. Žodžiu, esam pasiruošę, pilnai aparatas burzgia iki šių dienų, nuo 15 iki 23, kiek 8 metai. Ir tai buvo vėlgi pagrindas ligoniniai netgi užkurti absoliučiai naujadarą mūsų medicinoje donorinio motinos pieno banką. Tai mes kaip šeima, aišku, didžiuojamės, kad tai tapo pagrindu ir paskata žengti toliau. Tačiau iš kitos pusės mes kaip šeima įėję į tą tokį socialinį sektorių, pagalbos vaikams sektorių ypatingai, ypač su antruoju projektu, patys savo netikėtai susidūrėm su ganėtai tokia nesveika konkurencija, kažkam ambicijom. Vieni nori būti geresni už kitus, gražesni už kitus, viešesni už kitus. Ir pradėjom savo galvoti, kad bet kuriuo atveju vaikai Lietuvoje, kaip bebūtų jiems reikalinga duoti, jie gauna daugiausiai. Atmeskim sportą, žinoma, sportas atskira tema. Su vaikais be namų labiau sergantis, mažiau sergantis, įvairaus amžiaus vaikai kaip kategorija, jeigu taip galėčiau grubiai išsireikšti, gauna daugiausiai. Mes pradėjom ieškoti, yra kitų sričių, kurios gauna mažiau arba kurios išvis negauna dėmesio. Ir taip, žodis po žodžio, mintis po minties mes atėjome iki vyresnio amžiaus žmonių auditorijos ir emocinės sveikatos kaip pagalbos jiems formos. 15 metais, 15 pabaigoje, čia veiksmas vyksta 16 pradžia, apie emocinę sveikatą vyresnio amžiaus žmonių kategorijoje arba srityje, toj visuomenės dalyje buvo nekalbama beveik visiškai. Mes rūpinamės maistu, rūbais, kažkiek dienos centrais, globos namais, kurių nuolat trūksta iki šiol. Labai daug privačių iniciatyvų dabar yra globos namų sektoriui, bet jų vis tiek dar trūksta. Emocinės sveikatos, taip kad jums suvokti, nebuvo net valstybės dienotvarkėje iki COVID. Šiandien mes galim didžiuotis, kad čia ne raudoniukės žemėlapis, čia mūsų pašnekovų pasiskirstimo žemėlapis pagal gyvenamą vietą ir šiandien mes jau vėlgi pasiekėm, artėjam prie 8000 žmonių, kurie bendrauja vienaip ar kitaip sidabriniai linijai. Čia tie skaičiai valandų ar pokalbių gal netiek svarbus, nes jau kiekvieną dieną daugėjo. Labiau norėčiau pakalbėti, kodėl iš esmės tai yra svarbu. Jeigu pasižiūrėtumėm į Lietuvos gyventojų struktūrą, pamatytumėm tokias labai gąsdinančias tendencijas. Tai reiškia, kad mūsų visuomenė senėja. Jūs matote tą apatinę juodąją dalį, skaičiukai tiek stipriai nedidėja, kad čia atrodytų reiktų labai gąsdintis, bet jeigu žiūrėt per populiacijos struktūrą, vyresnio amžiaus žmonių dalis pakankamai nuosekliai auga. Europos komisija prognozuoja, kad tas skaičius gali sudaryti negi 1/3 visų gyventojų.
Ir dabar mes įsivaizduokime savo šalį. Trečdalis gyventojų yra vyresni negu 60 metų amžiaus. Tada prisiminkim, kokį 50-metį išgyvenom, kiek pertvarkų mūsų šalis išgyveno ir kokioj emociniai būklei tie visi žmonės yra. Atskirtis, vienišumas, netolerancija, nepagarba ir daug ne, kurie keičiasi visi šitie dalykai, bet keičiasi per lėtai, nes pagal savižudybių statistiką Lietuva vis dar labai stipriai pirmauja, jeigu tą žodį galiu naudoti, Europos Sąjungoje. Ir vyresnio amžiaus žmonių savižudybių dalis, jūs matote, turbūt dešiniai pusėje nuo savęs, sudaro beveik 40% visam skaičiui. Ar tai nėra pakankama motyvacija kažką daryti? Jeigu pasižiūrėsim į platesnį kontekstą, Lietuva nėra absoliučiai jokia išimtis. Visa Europa sensta labai stipriai, Lietuva tiesa sparčiausiai Europos Sąjungoje, bet kuriuo atveju problema egzistuoja. Ir vėlgi, jeigu žiūrėti į kažkokį sisteminį veiksmą, sisteminės pagalbos veiksmą, ką mes patys savo vertinam sidabrinę liniją, nes čia gali tūkstančiai žmonių bendrauti, čia galima neapsiriboti geografiją, galima nieko neapsiriboti. Tiesiog turi įrankį, turi procesus ir tą gali plėsti be galo be krašto. Tačiau bet kuriuo atveju atsigrėžiam į tą pragmatinę pusę ir suvoki, kad didelėms pergalėms vis tiek reikia leisti savo pasvajoti. Ir mes labdaroj tarsi gyvename, gaunu paramos lėšų, atsiskaitau kažkam gyvenam, daugelis organizacijų gyvena nuo projekto iki projekto. Dažnai projektų rengėjams projekto tęstinumas netiek ir rūpi. Čia vėlgi galiu referuoti Tado pranešimą, kad tęstinumas yra be galo svarbu. Jeigu pasižiūrėsim dar kitų kampų, tai vėlgi į tą patį rėmėją. Tik pamatykime laikraštėje, kad kažkas kažkam davė, rytoj jis sulauks turbūt 7 skambučių. Duokit ir man reikia, trūksta. Ir tas toks, vėlgi grįžtam prie šiokio tokio konkurencinio elemento tarp nevyriausybinių organizacijų, kuris tą bendro gėrio kūrimą turbūt labiau atitolina negu padidina. Iš kitosgi pusės, jeigu žiūrėt apie organizacijos finansų valdymo ypatumą, čia jūs matote mūsų rėmėjų struktūrą praeitų metų pabaigai. Aš džiaugiuosi, kad po COVID mes pravėrėm valstybės finansavimo duris, nes iki COVID, kiek bebūčiau šnekėję su Seimo nariais, ministrais, dar kažkuo, visi jie plekšnodavo per petį ir sakydavo, jo, jūs fainiai varot, bet jūsų nėra valstybės kažkur kataloguose, nėra tokios paslaugos, pagal kurią mes galim finansuoti. Tai čia yra tokia, vėlgi, net negražu to džiaugtis, bet COVID liekamasis reiškinys, kad mes pravėrėm tas duris ir dabar jūs matote, tai yra 34% bendro finansavimo. Mane tas skaičius ir džiugina ir gazdina dėl koncentracijos. Jūs matote kitą 34 skaičių geltoną dalį, kur vien šiemet mes pritraukiam bent 200 naujų įmonių, tam, kad atskiesti valstybės dalį, tam, kad nebūt prie tos bambagyslės prisirišę, nes ta bambagyslė, kaip žinom, ypač kai tai yra susijęs su politiniais sprendimais, yra savyje labai rizikinga. Todėl visą laiką galvoji, kaip padaryti, kad tavo paramos euras sukurtų daugiau negu gavau, išleidau. Ir čia mums labai lengva vėlgi matematiškai paskaičiuoti, kad netgi mažas indėlis į viršų, štai jūs matote mėlyną skaičių, 1% padidėjimas kasdien duoda neišmatuojamai didesnį rezultatą, negu mes lyginsime su nieko nedarau arba su 1% sumažėjimu. O jeigu tas 1% tampa 2%, ir labdaroje arba platesnėme kontekste filantropijoje, ko dar aš pasigendu mūsų šitam Lietuvos kontekste, kad mes labai įpratę prašyti duonos riekės, bet mes nesugalvojam, kad būkim valstiečiai ir auginkim tą duonos riekę, užsiauginkim savo, kaip šiuo atveju pavyzdyje, arba ta pati populiaresnė metafora galbūt labiau meškerė ir žuvis. Ir čia turbūt nėra, bent jau aš pats savo, vėlgi grįžtu į pradžią savo investicijų 20 metų praktiką, netradau kol kas geresnio sprendimo, pasaulis kol kas turbūt nerado geresnio sprendimo, negu neliečiamo kapitalo fondai. Jų yra pakankamai daug pasaulyje, jie yra labai dideli pasaulyje, jūs matote ir Harvardas, ir Yale'is, ir Stanfordas, ir Amerikoje turbūt nerasite mokslo įstaigos, kuri tokio darinio neturėtų. Jų yra netgi Lietuvoje.
Ir čia turbūt reikia nulenkti galvą Vilniaus universiteto fondui ir daugiau jo iniciatyviniai grupiai, kurie šitą mintį iškėlė prieš keliarius metus. Tačiau visi jie yra akademiniai srity. Ar tai reiškia, kad be akademijos tas paramos tęstinumas daugiau niekam nerūpi? Tai mes norim užimti šitą nišą ir mes norim apjungti galbūt netgi socialinės srityje veikiančias organizacijas ir sukurti tą pirmąjį kol kas Lietuvoje, gal net Europoje, nes nesu girdėjęs, kad toks būtų, neliečiamo kapitalo fondo, kuris bendrą poveikio kūrimą galėtų labai stipriai išplėsti. Ką jie duoda? Čia jūs matote skaičių, kurį specialiai ieškojau, kiek uždirba Amerikos universitetų neliečiamieji kapitalai. Čia yra pati mažiausia Amerikos neliečiamųjų kapitalų kategorija pagal dydį. Malta iki 25 milijonų turto, tai mums Lietuvoje čia tik svajot kol kas apie tokias sumas, bet kuriuo atveju tai yra mažiau negu 6%. Paėmiau šiek tiek suapvalindamas skaičių, kas būtų, jeigu būtų, ir pasižiūrėkim, ką duoda, pavyzdžiui, 7%. Būkim ambicingesni, mes mažesni, mes turim greičiau augti. Ir su 7% jūs matot, kad kairiai kapitalo augimas, dešiniai grąžos paskirstimas arba grąžos grąžinimas socialiniai veiklai finansuoti. Mes matom, kad per 10 metų tas skaičius išauga ganėtinai stipriai. Ir čia laikantis to minimalaus Lietuvos teisės aktų nustatyto pribojimo, kad ne mažiau 50% turi būti skiriama tiesioginiai socialiniai veiklai finansuoti iš neliečiamo kapitalo gaunamos grąžos. O kas būtų, jeigu mes skirtumėm 75% arba visą 100%, paliekam kapitalą stabilų, 500 000 pinigų, pavyzdžiui, kaip šiame pavyzdyje, ir visa kita eina kasmet socialinės veiklos finansavimui. Tai jūs matote, kad tas skaičius išauga ir netgi pilkas stulpelis ganėtinai solidžias sumas. 2 metus iki šių metų pradžios, tai reiškia 21-22, testavau savo investavimo strategiją, bandžiau modeliuoti, kas būtų, jeigu būtų, realiu laiku, nerealiais pinigais, nes vis tiek tų pinigų dar nebuvo neliečiamajam kapitale, bet remiausi daugiau savo asmeninę investavimo strategiją ir tos pačius instrumentus naudojau, ką pirkau savo fiziškai, tikrai, ir galvojau, taip aš dėliočiau galbūt šitą fondą. Per tos metus mes žinom, kad buvo ir karai, ir energetikos krizė, ir infliacija. Ir šiuo atveju vėlgi tai buvo pakankamai aktyvus kapitalo valdymas. Ir pasiekta grąža buvo 73% per 26 mėnesius. Tai reiškia, šių metų pradžioje aš nustojau pirkti, dar 2 mėnesius bandžiau uždarinėti kai kurias pozicijas, tai reiškia, jas pardavinėjau, nes jeigu pamenat, praeitų metų gale buvo šiokia tokia duobė kapitalo rinkose, šiemet šioks toks atsigavimas, bet kuriuo atveju vidutinė metinė grąža yra iš kosmoso srities. Tikrai nereikia šito skaičiaus įsiminti kaip siekiamybės. Tai yra neįmanoma ilguoju laikotarpiu. Bet tai yra parodymas potencialo, ką gali padaryti pinigai. Ir jeigu tie pinigai keliauja į socialinį sektorių, mes tada galim labai lengvai paskaičiuoti, o kas iš to. Tai grįžtant į pradžią arba į esmę viso šito pranešimo, aš nematau šiandien geresnio būdo socialiniam poveikiui kurti, dauginti, auginti ir padaryti daugiau negu gali 1 euras, negu per neliečiamą kapitalą. Ir naudodamasis progą galiu anonsuoti, kad mūsų fondas po 2 metų ruošimosi šiais metais de facto pradės tokio kapitalo valdymą. Mums liko keli biurokratiniai sprendimai. Kapitalas jau surinktas, valdyba yra. Tai manau, kad registruosiu spalio, galbūt lapkričio pradžioj ir prasidės de facto valdymas. Ir kuo iš esmės pats savo labai džiaugiuosi, nes pagaliau mes leisim arba galėsim žengti į visai kitą lygį tiek su pinigais, tiek su savo projektais. Kas jums iš to? Jeigu svarstytumėt kada nors tokią paramos formą, tai čia vėlgi galima kalbėti labai daug apie tą tokį reputacinį elementą, bet noriu duoti pavyzdį Dell'o ir Apple'o. Jeigu pamenat, kai Apple'as pradėjo pardavinėti savo kompiuterius, jų pagrindinė buvo žinutė ne tai, kad tai naujas kompiuteris. Tai yra
naujas reiškinys. Tai yra absoliučiai nauja koncepcija, ką gali šita dėžė su klaviatūra ir ekranu. Tai neliečiamieji kapitalai iš esmės yra apie tą patį. Tai yra absoliučiai nauja filantropijos koncepcija, kuri tik skinasi kelią Lietuvoje, nepaisant Vilniaus universiteto 4 metų veiklos, bet supratimo prasme dar tik skinasi kelią. Ir aš kviečiu jūs prie to prisidėti. Nes tik tokiu atveju mes galim padaryti daug didesnį poveikį pačiai visuomeniai ir praktiškai turėti neribotas galimybės plėsti šitą visą veiklą. Socialinės sritis, galbūt vėlgi matėm, sidabrinės linijos žemėlapis gali neapsiriboti Lietuvą, gali eiti toliau į Europą. Galbūt sidabrinė linija gali būti ne vienintelis projektas, nes aš neturiu nemenkiausios abejonės, kad neliečiamasis kapitalas ilgainiui peraugs sidabrinės linijos metinio biudžeto poreikius ir čia atsiranda be galo daug erdvės bet kokiai kitai iniciatyvai. Mano laikas baigėsi, tai užbaigti noriu labai tokia citata, kuri iš esmės atskleidžia visą filantropijos esmę. Šitas žmogus netaip seniai, prieš porą savaičių paliko šį pasaulį ir jis yra vadinamas filantropijos Jamesu Bondu, Forbes žurnalas jį tai pavadino, dėl to, kad 80 kažkelintais, 4-5 metais pardavė savo finansų verslą, jis pasakė, kad aš mirsiu basas, taip grubiai išsireiškiant, nes viską išdalinsiu labdarai. Tas viskas reiškia apie $8 milijardai vertės. Ir paskutinį kartą apie jį skaičiau prieš ruošdamas į šiai prezentacijai maždaug vasario mėnesį šių metų. Jis turėjo apie 100 000 likutį ir dabar paliko šį pasaulį, tai ten turbūt, nežinau, 14, gal keliasdešimt tūkstančių pinigų. Visi kiti pinigai iškeliavo ligoninėms, universitetams, projektams, kam tik norit, įvairioms atskirtųjų grupėms, ar iš įkalinimo grįžę, ar neįgalieji, ar vyresni, ar be galo daug ir plačiai. Jis buvo ta paskata, vadinkim, 10 metais, jeigu girdėjote, Giving Pledge Amerikoje susikūrė, kai dauguma milijardierių apsivienijo ir sako, padarykim kažką tokio žymaus, paveikaus ir didelę dalį savo turto atiduokim tam Giving Pledge iniciatyvai, tai reiškia, kad išdalinkim į labdarai. Tai jis su savo pavyzdžiu buvo turbūt tas Giving while living idėjos propaguotojas, kad nedarykim to po mirties. Geriau pasidžiaugim, kol dar gyvi esame. Tai ačiū Jums.